kai jau jie atvyko į inauguraciją, aš supratau, kad viskas. Žaidimas keičiasi į kitą pusę, valstybė turi suteikti ginklus kovai. Meta, jie net neslėpia, kad skemo tie vadinamieji skelbimai, atsai, sudaro ten milijardinę dalį jų pelno. Jo. Kad su dirbtinio intelekto atėjimu kompiuterinės programos mokosi jau pačios. Ir tada tu pasižiūri į kairę, pasižiūri į dešinę. Tai visi taip galvoja. Tai aš pasirodo tos 20 metų neklydau. Visi žino, kad žemė yra plokščia. Nu, vat vienas ten toks, reiškia, jau visai kur rusiškai kalba toks tiktokeris. Jisai sako, aš išskleidžiau rusų ten tą Tarybų Sąjungos tą kažkokią vėliavą, nupirko kažkur čia Vilniuje. Jisai išskleidė, nufilmavo ir sulaukiau 20 000. Tai jam ne vėliava esmė. Vargšus visada gina milijonieriai. Niekad nebūna taip, kad vat, tuos neturtingus žmonės gintų taip pat neturtingas žmogus ir žmonės su didesnė nosim ir kuprelė negalės gauti darbo, tai aš pradėjau jaudintis. Plius pas celofaną aš pats esu atradęs kelis kartus, kai jis deda visiškai rusišką tekstą vienas prie vieno. Apspjausime, po to žiūrėsim, ar limpa. Ir visi šitie nevykėliai, jie ir yra. Krivickas, Janutienė, Orlauskas, Klibečka. Ta prasme, jie visi yra kažkada tai šiaip jau visai gerbiami žmonės su gerom karjerom ir su gerom gyvenimo istorijom. Bet kažkurioje vietoje įvyko lūžiai ir jų vietą užėmė kiti. Mes sakom politikų pavardės ar ne šitam pokalbį? Sveiki gerbiami žiūrovai. Grįžta mūsų Kas iš to ir grįžtame Briuselio studijoje. Vėlgi, pažadas, aš kaip politikas turiu pažadėti, išlieka, kad grįšime ir į studiją Vilniuje, pasikeitusią kitokią, bet grįšime. Ir aišku, kad tas dažnis, kai kalbame su jumis ir kalbame su įdomiais pašnekovais, irgi bus dažnesnis. Bet šiandien aš labai džiaugiuosi, turėdamas unikalų svečią, kurį turbūt lengviau yra pagauti Lietuvoje nei Briuselyje, bet mums pavyko susitikti Briuselyje. Dominikas Kubilius. Dabar turbūt labiausiai žinomas dėl to, kad degina visokius melus, melagienas ant laužo ir tas įžeidžia kai kuriuos tos melagėlius, kad piktina, kad jie yra pačirškinami. Ne jie, o tai, ką jie sako ant laužo, jie aišku priema tai asmeniškai. Dominikai, pirma, tai sveiki ir labai ačiū, kad atvykai. Kokiais vėjais esi Briuselėje? Esu Lietuvos atstovybės kvietimu, tai čia tokia eilė bus renginių, tai pirmas šiandien vakare bus susitikimas su Belgijos, Olandijos ir Prancūzijos šauliais, nes vienyje jie 3 šalis. Diasporos šauliai, tada rytoj yra renginys, kaip suprantu, toks jau labiau tarptautinis, kur bus keliamas pagrindinis klausimas, aišku, apie dezinformaciją, propagandą, socialinius tinklus ir visą kitą. Ten turėsiu kažkaip pasireikšti savam stiliui, nes kažkaip diskusinis formatas mane kartais jau veda iš kantrybės, nes mes gaištam laiką su tom diskusijom, o reikia kažką daryti. Ir tada vakare dar su lietuvių bendruomenė susitikimas ir tada iš ryto jau namo. Tai žodžiu, nepamatysiu aš to Briuselio. Bet aš tau esu aišku labai dėkingas, nes aš manau, kad ta misija, kur nuskambėjo tavo balse ir pasisakymą tas toksai lyg nuovargis, kad tiek daug daroma ir gal mažai judama, bet jinai yra labai svarbi ir mes galim nuo to ir atsispirti, nes tu esi tos šviesos karių pusėje, kurie bando kovoti su ta visa lavina melo, propagandos, kuri tiesą sakant turbūt visai kitą pagreitį daugintis įgavo su augimu socialinių tinklų. Be abejo. Ir kaip tau atrodo, su tuo įmanoma sukovoti? Patiems kaip piliečiams, manau, neįmanoma, nes dabar į kovą stojo kompiuterinės programos, tai žmogui sukovoti su 1000 kompiuterinių paskyrų yra tiesiog fiziškai neįmanoma. Bet čia turbūt ir yra, ir rytdienos renginys ir apie ką aš pats visą laiką sakau, kad valstybė, nesakau valdžia,
šito žodžio, valstybė turi suteikti ginklus kovai. Be ginklų mes galim improvizuojant, taip, mes kažką darom, pažįstu daug dabar žmonių, kurie vykdo įvairiausias kovas socialiniuose tinkluose ir pasislėpia po slapyvardžiais ir atvirai ir ko tik nori ir tikrai didelės grupės žmonių tą daro, tokį labai juodą darbą ir net ir policijai nuo to lengviau kartais būna, bet kai neturi to oficialaus užnugario, kuris būtų tavo pusėje, tai yra toks, motyvacijos nuo to yra mažiau. Tai aš turbūt linkčiau į tai, kad mes vis tik turėtumėm bendrai imti jauti už ragų ir kovoti, kokie tie ginklai ir kaip jie turėtų būti aprašyti įstatymę kažkokio tvarkoj. Čia ne man spręsti tikrai, bet kiek žinau dabar yra ruošiamas dezinformacijos, kaip anie sako, cenzūros įstatymo paketas, potvarkis. Tai kažkokią linkmę mes galų gale atėjom. Tik tiek, kad man turbūt baisiausia šiam etape, kad su dirbtinio intelekto atėjimu kompiuterinės programos mokosi jau pačios. O mes vis dar diskutuojame. Tai turbūt kaip ir kare, dabartiniam mes matom, ką technologijos daro ir kaip pasikeičia karo eiga tik tai technologijų dėka. Aišku, žmogus reguliuoja, žmogus vadovauja, bet šitoj vietoje yra lygiai tas pats. Progresija, pavyzdžiui, botų tų pačių, aš negaliu net patikėti, kas vyksta. Jie mokosi, realiai jie mokosi. Jie ginčiasi tarpusavį, pavyzdžiui, tavo paskyroje. Jie užsideda vyčius, užsideda trispalvės. Jie pradžioj galbūt netgi palaiko, o paskui pasuka viską į kitą pusę. Žodžiu, fantastiniai dalykai. Terminatoriaus filmas toksai. Bet tau netrodo, kad mes čia kovojam, bet tie patys socialiniai tinklai turėtų imtis didesnės atsakomybės. Nes, pavyzdžiui, vienas iš komitetų, kuriame aš esu, yra ekonomikos komitetas ir vienas iš tokių klausimų buvo apmokėjimų direktyva ir klausimas, kuris mane labiausiai užkabino ir kur aš daugiausiai įdėjau pastangų, tai yra socialinių tinklų atsakomybė. Nes Meta, jie net neslepia, kad skemo tie vadinamieji skelbimai, atsai, sudaro ten milijardinę dalį jų pelno. Jo. Ir daug kas turbūt matė tuos reibamus, kur gali nusipirkti ten už 15 eurų ir taip toliau ir niekada jų negavęs. Ir dabar mes pagaliau jau priėmėm tai, kad tai yra jų atsakomybė ir jeigu žmogus prarado pinigus, aišku, tas daug siauresnis yra, nei aš norėjau, taikymas yra susijęs su finansiniam technologijom, bet vis tiek, grįžtant prie to laužo deginimo, tai tie, kurie tau siūlo ten greitai iš bitkoino ar dar iš kažko tai uždirbti, jeigu jie tą daro per socialinius tinklus, tai socialiniai tinklai jau būtų atsakingi. Kaip manai, kokia turėtų būti jų atsakomybė, nes ir čia dar vienas įdomus dalykas, nes buvogi tie vadinamieji fact-checkeriai, kur iki Trumpo vienas pirmųjų dalykų, kas pasikeitė, tai savaitę iki Trumpo oficialios ar 2 netgi inauguracijos, visi fact-checkeriai buvo panaikinti kaip pirmas toksai žestas tų technologijų milžinų, kurie beje prieš tai buvo Trumpo užbaninę, tai aišku jie Čia buvo juokinga labai situacija, kai aš juos visus pamačiau inauguracijoje, kurie buvo ir jiegi užbanino Trumpą, jogi neliko netgi Facebook'e ir visur kitur. Tai tikrai juokinga, bet kai jau jie atvyko į inauguraciją, aš supratau, kad viskas. Žaidimas keičiasi į kitą pusę ir jis akivaizdžiai, ką pats sakai, jis pasikeitė ir tikrai Zuckerbergui dabar visiškai dzin, ką galvoja Europos Sąjunga. Man taip atrodo ir susidaro toks įspūdis. Jie labiausiai ir bijo baudų, tų didelių baudų, nes baudos yra 100 milijoninės. Jiems čia klausimas dėl propagandos. Tada grįžtant, kaip manai, ar dėl tos pačios propagandos irgi galima būtų daugiau atsakomybės iš jų reikalauti, nes čia ir yra. Nes aš manau, kad viešajam sektoriui turėti tokius IT specus, geriausius žmonės būtų labai labai sunku, nes mes tiesiog negalime jam pasiūlyti tokių atlyginimų. O jie būtent su tuo galėtų kovoti. Tik klausimas, kurio jie pusėje ir klausimas, ar jiem reikia, nes jiem irgi tie visi mūšiai, engagementas, kuris vyksta, tai ir yra jų verslo modelis, ką jie ir po to parduoda, sakydami, kad žiūrėkit, pas mus ten verda gyvenimas. Taip, verda gyvenimas. Taip. Tai aišku, kad be Metos įsikišimo ar bendradarbiavimo šitoje vietoje,
kalbėkime apie metą šitoje vietoje. Ne? Dar yra TikTokas, dar yra kitos mažesnės platformos, bet Telegramo kanalai, bet Lietuvoje kažkaip jie nelabai prigyja, jie yra, taip, žmonės naudojasi uždarais tais kanalais, bet jie ir yra uždari, jie neišeina į plačią visuomenę, jie neužburia, nepasidaro tas sniego gniūžtė, kuri užauga į laviną. Tai šitoje vietoje metos vaidmuo yra labai svarbus, tik tai, aš savo kanale šnekėjau ne su vienu politiku, tai man niekai sako, kad žiūrėk, Dominikai, labai fainai, čia taip pašnekėjom, bet kaip užparinti tą pusę mes nežinom. Bandom. Tik europinių lygmenių. Taip, viena valstybė, viena Lietuva čia yra visiškai nulis. Tai jie čia dar klausimas, jeigu jie pagrasintų, sakykime, išjungiam jūs iš viso, atkertam, kokios Lietuvoje būtų reakcijos tų pačių influencerių, kurie galbūt irgi norėtų pakovoti su propaganda, bet čia dar labai būtų didelis klausimas. Tai vienas iš įrankių turbūt paprasčiausias. Čia tiesiog paprastas, aiškus, koks galėtų būti. Mygtukas, kuris yra X-e. Po kiekvienu postu, kur tu gali paspausti ir tau dirbtinis intelektas pasako informacijos išnašus, kiek tai galima tikėti. Ne taip formuluoja, aišku, bet formuluotė yra tokia, kiek yra patikrintos informacijos, kiek yra false informacijos. Yra toksai apačioje, kaip kur boost būna, ar ten dar kokie, tu pats paspaudi ir tau dirbtinis intelektas išrašo. Tai reiškia, tai yra įmanoma. Tai jeigu tokių atsirastų bent jau tokių kažkokių papildomų mygtukų, kur paprastas tūlas žmogus, čia kaip sako, taigi tas kritinis mąstymas, sakau, žiūrėkit, ką jūs klėdėt, apie kokį kritinį mąstymą. Jeigu aš perku parduotuviai, kuri manęs paprašo paspausti 3 mygtukais daugiau negu prieš tai buvusi, aš atsisakau tos parduotuvės, nes man tie 2 mygtukai jau mane veda iš kantrybės. Tai apie kokį mes kritinį mąstymą čia dabar kalbame, ne? Tai užtat aš galvoju, reikia eiti ir paduoti vartotojui paprastą būdą, kur niekas nieko nereikalautų, neaiškintų, tu pats nori paspaudyti tą mygtuką, pats nenori, pats nepaspaudyti. Čia paprastas pavyzdys, kuris yra realus, realybėje. Kita, aš įsivaizduočiau dalyką, turbūt jisai sunkiai labai įgyvendinamas, bet čia tokia gal svajonė būtų, kad atsirastų europinis socialinis tinklas. Galbūt netgi Europos Sąjunga, kuri jau iniciatoriai yra kovos bendrai su dezinformacija, galėtų sugalvoti kažkokį lengvatų portfelį, nes taip verslui rizikų yra daug. Sukonkuruoti su meta yra beveik neįmanoma. Jam reikia suteikti šansą didesnį, šitoje vietoje. Bet aš manau, kad tikrai didžioji dalis europiečių rinktųsi europinį produktą iš principo. Nes mesgi senoji Europą. Tų alternatyvų jų, žinai, būna ir būna jų užuomazgų toj pačioj Europai, bet vis tiek dauguma jų iškeliauja iš Europos ir iškeliauja į Silicio slėnį. Ir čia yra susiję, nes ant tų valstybinių subsidijų tai pastatyti yra pakankamai sudėtinga, įmanoma, bet sudėtinga, reikia ir privataus kapitalo. Be abejo. Ir aišku, tas rizikos kapitalas Jungtinėse Amerikos valstijose, kaip aš visada juokauju, kad Europoje čia visi apie milijonus kalba, ten billions yra, ten yra milijardai. Tai dabar truputį dar referuojant į tai, kad tu pasakei, žinai, man čia priminė Donskį, amžinatilsį, kuris rašydavo, kad būtent, kad žmonės gal jie ir turi kritinį mąstymą, bet jie kartu ir turi tokį dalyką, kad jie nori būti tikinti. Ne šiaip žmonės yra linkę į sąmokslo teorijas. Ir visais amžiais. Būna ta tokia kruopelytė kažkokia, kur galbūt taip, ne šiaip ten tos visos istorijos apie ateivius, tas visokias zonas, į kurias nepatenka ir vyriausybės kontroliuojamas ir eilė kitų istorijų, kad žmogus vis tiek nori tikėti ir įtikėti. Ir socialiniai tinklai padaro tą lengviau, tą kelią pagreitina, nes kitų atveju tu turėtum, nežinau, ten jungtis į kokį klubą, ieškoti ten dar kažko. Čia dabar realiai tavo algoritmas atrenka tą mišką, į kurį tu varytum vis giliau ir tada tu pasižiūri į kairę, pasižiūri į dešinę.
Tai visi taip galvoja. Tai aš pasirodo tos 20 metų neklydau. Visi žino, kad Žemė yra plokščia. Ir toliau visi kiti algoritmai tau panašiai ploja ir sako, va. Taip kaip dirbtinis intelektas. Dabar ko paklausi, tai visada pasakys Dominikai, puikiai sugalvoja. Puikiai, tobulai tiesiog. Tai aš jau perauklėjau savo ChatGPT, sakau, žiūrėk, mes baigiam šitą nesąmonę, man prašau analitiką normalią pateikti ir tada mes bendrausim toliau. Taip, tas visuotinis pritarimas, aišku, psichologiškai žmogų veikia. Ne? Ypatingai žmogų, kuris galbūt gyvenime net neturėjo niekada to pritarimo, nei klasėje, nei savo kieme, nei savo draugų būryje. Ne? O čia tu turi, sakyčiau, ne 120 bendraminčių, kurie visada laikina tavo parašytą nesąmonę. Tai tas aišku veikia. Tai aš vadinu to žmonės naudingais idiotais, labai paprastai ir labai, jie nėra nei kokie ten troliai, nei kokie ten agentai, kaip kartais bando juos nupiešti, tikrai ne. Bet jie yra užsibežę nuo to dėmesio. Dėmesį jie gauna didžiąją dalim vėlgi iš tų pačių kompiuterinių programų, bet jie nesigilina, o jeigu įsigilina, tai išjungia tą reiškia, kad galėtų kiti matyti followerius, nes ten turbūt yra Vietnamas, Kambodža ir visi kiti. Tai taip, tas dėmesys, kiekvienas žmogus yra, mes be dėmesio negalim gyventi. Bet jeigu tu jo sulauki, pavyzdžiui, kaip aš, vienas ten toks, reiškia, jau visai kur rusiškai kalba, toks tiktokeris, jisai sako, aš išskleidžiau rusų ten tą Tarybų Sąjungos tą kažkokią vėliavą, nupirko kažkur čia Vilniuje, jisai išskleidė, nufilmavo ir sulaukiau 20 000, tai jam ne vėliava esmė, jam esmė, kad jis sulaukė 20 000 laikų. Čia yra apie tai. Ir jis už tai antrą kartą skleis tą vėliavą. Gal jis galvoja, greičiausiai jam gerai toj Lietuvoje, nes negali būti blogai joje. Bet jisai jau yra užsivežęs, jis yra įkaitas jau to dėmesio, kurį jam dirbtinai sukūrė algoritmas. Ir dar tie patys botai palaikomi priešiškos šalies, kurie jau šiai dienai vaikšto pagal turinį. Jų nereikia siundyti ant Virginijaus ar ant manęs. Jie pagal raktinius žodžius vaikšto. Tai jeigu jie pamatė Slavą Rasiją, tai jie ir visą kariuomenę ten ir supolė. Tai va šitoj vietoj yra sudėtinga, žmogui tu šitoj vietoj nieko neišaiškinsi. Taip. Čia toks gaunasi, daužimas galva į sieną, visiškai. Ir aš, pavyzdžiui, kai man sako ten, tai Dominikai, tai kodėl ten tu su jais nediskutuoji? Kodėl aš turėčiau, apie ką man diskutuoti? Jeigu yra melas, aš tai labai paprastai, pas mane vidurio nėra, aš ištryniau vidurį tą nuomonės, galimai žodžio, visokius šitus triukus. Nes jų ir šiaip mūsų gyvenimuose niekada nebuvo iki socialinių tinklų. Dabar mes po nuomonė ir po žodelių galimai pakišam visą brėdą, kokį tik tai įmanoma. Nes čia tada tas yra toksai, vienintelis būdas pabėgti nuo atsakomybės. Ir čia irgi yra didelis skirtumas, nes aš, aišku, kad kaip politikas sulaukiu irgi įvairių komentarų. Be abejo. Ir kurių gyvai aš niekada gyvenime. Aš esu daręs labai daug door-to-door. Kiekvienus rinkimus aš einu nuo durų prie durų ir šiaip aš mėgstu su žmonėm kalbėtis ir mėgstu tą daryti gyvai, atsakyti jų klausimų, kad ir jie mane pačiupinėtų, pamatytų, kas čia toks. Ir realiai tu niekada nesulauki labai negatyvių žmonės, kai jie bendrauja, jie būna daug ramesni. O jau socialiniai erdvėjai, vėlgi, tikri ar netikri, bet ten jau prasiveržia ta tokia emocija. Ir jeigu jinai sulaukia to palaikymo, tai tada tu jau matai, kad tas žmogus charakteringai varo ten per kitus komentarus. Ir ne tik, supranti, mes kalbam apie tos paprastus žmonės, kuriem lyg ir tas dėmesys iš niekur nukritė ir gal jie nepatenkinti savo darbų poziciją ir taip toliau. Bet politikai yra visai kas kita. Ir aš pats atsimenu, kai 16 metais atėjau pirmą kartą į Seimą, tai kai kurie kolegos jie bijodavo, jie vaikščiodavo tais Seimo koridoriais, kur apeiti žurnalistus ir panašiai. Ir aš dabar matau jų totaliai pasikeitimą socialiniuose tinkluose, nes jie mato tą engagementą ir jie galvoja, čia yra... Bet Virginijau, yra kokia baisiausia medalio pusė, kad ką aš matau, kai Čiuang Čiau sekėjas rašo,
Mes sakom politikų pavardės ar ne šitam pokalbį? Galim sakyti. Rašo Žemaitaičiui apie ten kažką, tai jis atsakinėja Zhuang Zhongchao. Yra, ta prasme, tai realu. Bet man šitoj vietoje yra baisiausia. Tai čia Žemaitaitis, aš nenoriu ant jo vieno čia suversti. Bet tas dėmesys, apie kurį mes kalbame, kurio sulaukia politikas ypatingai, tai gali įtakoti jo sprendimus ar net viešą laikyseną tam tikrais klausimais. Nes taigi rinkėjai, kaip galvoja. Taip. Nors nei ten rinkėjai, nei ten kas. Tai, ne? Daug yra politikų, aš neatskleisiu pavardžių, nes kai kurie dabar jau nebe politikoje oficialiai, bet yra, kurie paskaito komentarus ir sako, 8-2 mus palaiko, tai viską teisingai darom. Aš esu šitą girdėjęs. Panašiai, panašią frazuotę, tai kur irgi, aš sakau, žiūrėkit, tai jūs samdot komunikacijos įmonės visokias, PR įmonės. Ką jie veikia? Ta prasme, jie irgi linkčia galvom ir sako, bet tai yra atramos taškas, nuo kurio mes galim atsispirti. Aš manau, tai yra labai susijęs su tuo, kai tu neturi darbotvarkės aiškios, kai neturi programos, kai programą tau parašo tas pats ChatGPT, kur tu ten jam turbūt duodi raktinius žodžius, kad pataikyk į visus labiausiai nuskriaustus ir iššauk neigiamas emocijas. Ir kai neturi darbotvarkės, tuomet tu tiesiog ieškai, kur čia tas būtų toks, bet tas toksai įsiutęs, nuskriaustas elektoratas ir tada, aišku, prasideda tų konfliktų, toksai provokavimas, bandymas parodyti, kad štai kažkas iš jūsų tyčiojasi, bet aš tai jūs ginsiu. Ir visada būna, man įdomiausias tas fenomenas, kad vargšus visada gina milijonieriai. Niekad nebūna taip, kad tuos neturtingus žmonės gintų taip pat neturtingas žmogus. Turbūt paskutinį kartą tai buvo Šustauskas, bet irgi amžinatilsi, bet realiai dabar, jeigu taip žiūrėt, tai visą laiką milijonieriai, jie žino, kaip tie neturtingi žmonės diena iš dienos gyvena, be jokių studijų, be nieko ir jiems skauda. Bet grįžtant prie tavęs, prie tavo projekto, kada tu jį pradėjai, tą deginimą faktų ant laužo, kada tu nusprendėjai, kad jau galbūt gana, nes vis tiek tu iki to irgi buvai televizijoje daug, aš esu, kadangi vis tiek, kai aš augau, tai pramoga buvo televizorius didelė ir esu tave matęs ir užkuliuose ir ne tik. Kada tu nusprendėjai, kad čia jau yra lūžis ir aš turiu įsitraukti tiesiai, nes tai vis tiek nėra pats smagiausias reikalas. Tu gauni įvairių žinučių, atsakymų iš tų pačių jų ten profilių, jie tau įrašo ten įsižeidę ir jų fanai turbūt rašo, kaip tu čia drįsti ir taip toliau. Kada tu nusprendėjai, kad gana, aš turiu stoti tą šviesos pusę ir mojuoti su jais? Aš turbūt tai šiaip jau visų pirma, tai aš pasitraukiau iš televizinio to kassavaitinio produkto gamybos, nes susigadinau visiškai sveikatą ir šiaip nebemačiau prasmės, nes televizijoje aš išbandžiau visus žanrus, išskyrus žinias, nes man žinios atrodė pats neįdomiausias dalykas. Stovėti prie Seimo lentelės visą laiką ir kažką ten, įvykių Lietuvoje mažai, čia, žodžiu. Tai aš nebeatradau, kas mane kabintų. Tada aš pradėjau kurti dokumentinius filmus, jos kuriu iki šios minutės, to nepametu, nes man tai žiauriai įdomu ir man labai patinka. O su visais melo deginimais įvyko taip, kad aš tapau šauliu, paskui tapau karių savanoriu. Mes esam, mūsų būrys ir užsiema informaciniam operacijom ir informacinė kova. Mes ir treniruojame šitam lauke. Esu buvęs ne kartą Ukrainoje tiek su savo filmavimais dokumentinių filmų, bet tiek ir su bandymu įsigilinti į informacinį karą aplamai. Koks jisai yra ten ir kokias priemonės naudoja ukrainiečiai. Tai ant laužo turbūt gimė, kai aš supratau ir mane įtikino, kad mes demaskuoti nebeturime nieko. Nereikia nieko demaskuoti. Vienu atveju mes arba turime pulti, A variantas, o geriausia, kai susijungia A ir B variantas, tai A variantas puoli ir dar pasakoja savo istoriją. Savo sėkmės istoriją. Ukrainiečiai tą daro. Jie nedemaskuoja nieko. Jie demaskuoja vienintelį dalyką,
tai karinius veiksmus. Jeigu yra melagienos apie karinės pergalės arba pralošimus, tai jie demaskuoja, nes tai lemia sąjungininkų nuotaikas, bla, 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 ir daug visokių dalykų. Bet jeigu jau mes kalbam apie žmonę, apie socialinį gyvenimą, apie žmonių nuotaikas, apie visą kitą, jie nieko nedemaskuoja, jie pasakoja savo istoriją ir atakuoja juos net ir jų pačioj teritorijai. Tai tiek mes eiti negalim, nes mes nekariaujam, mes gyvenam taikioj šaly, bet tokiu būdu tas ant laužo formatas jisai ir gimė, nes aš gal kažkam atrodo, kad aš ten kažką analizuoju, šiaip aš neanalizuoju nieko. Aš tik tai rodau, kokie jie vargšai yra visi ir kaip jie nykiai atrodo. Surinkinu, pavyzdžiui, aš vieną iš paskutinių tavo epizodų mačiau, užkabino aišku, nes tu pradedi nuo to, kad žmonės su didesnė nosim ir kuprelė negalės gauti darbo, tai aš pradėjau jaudintis. Kad tavo dienos suskaičiuotos. Jo, bet po to nusiraminau, nes sėdėjo du mokslininkai, kurie pasakė, kad viskas bus gerai, tai šiek tiek nuramino, bet vis tiek tu surenki tą medžiagą, pasiruoši kažkaip. Be abejo, aš esu televizinius žmogus, tai aš negaliu, aš nesuprantu podcasto formato, kad atėjo, atsisėdo 3 bičai ir šneka vėjus. Ir, tipo dabar visiems turi būti įdomu. Taip, suprantu, naujas amžius, naujos mados, viskas yra ok, bet aš tikrai kažkiek gilinuosi, kiek man leidžia laikas, aš tuščiom neateinu į nei vieną įrašą, plus reikia surinkti video medžiagą, mano formatas paremtas video medžiaga tikrais melagių pasisakymais, o ne ten kažkokiom išraišytom citatom ar girdėjau kažkur. Mes imam tai, kas įvyko, žmonės man siunčia labai daug tos medžiagos, mes net paleidom atskirą puslapį dabar, kur galima labai lengvai talpinti tos melus. Tai jų gaunam šusnimis, tik tai reikia išanalizuoti, atrinkti jau tokius opiausius. Daug atsiuntė, kai Žemaitaitis dienos temui ten supainiojo ir tavo vardą, ir pavardę, ir tavo svečią. Žodžiu, ten šitų gavau gal kokius tikrai, gal 12 skirtingų versijų, nes žmonės ir telefonais filmuoja, visai ten būna. Tai šitas mane taip džiugino, aš galvojau, kaip tu sėdi televizijos studijoje, esi politikas, žmonių išrinktas ir neši visišką vėją, naglų snukių, visiškai taip užtikrintai, net sakyčiau, aktorystės įjungęs tam tikrus momentus. Tai mane pribloškė. Bet čia jau žmogus pats pasimauna ir jis pats savo kasą taip duobė, nes taip toli nenueisi. Čia atrodo, kad tam momente tu sukeli reakciją žmonių ir kad yra išlošimo tam tikro, bet ilgalaikiai perspektyvoje čia yra užprogramuotas pralošimas vienareikšmiškai. Tai šitie dalykai mane džiugina, kaip klausė apie asmeninės žinutės, aš jų gaunu daug tikrai ir aišku, mane maloniausia, kai liečia šeimą ir vaikus, o tą priešas išmano puikiai. Bet aš žinau žaidimo taisyklę, žinau, kokia yra intencija tų žinučių. Taigi netikras grasinimas, tai yra noras išmušti iš vėžių. Tai aš taip ir žiūriu. Antra, aš esu pradirbęs telike virš 30 metų, aš apie save girdėjęs labai daug visko. Tai aš tam jau skūrą esu tam tikrą užsiauginęs, nes buvau ir svingerių, ir nesvingerių, ir ten ko tik nori. Tai tikrai aš labai ramiai žiūriu į Vatnikės pasakojimą, kad jos draugė, aš prie jos draugės priekabėvau iš šlapių marškinėlių konkurse Klaipėdai. Žodžiu, yra reikalų tikrai, bet vieni mane linksmina, būna žmonai net parodau, mes pažvengiam kartu. Būna nerodau žmonai specialiai, kad jos negazdinti. Bet aš kažkaip jų visi šitie pykimai, skundimai, žinutės, skundai policijai, ko aš irgi sulaukiu. Tai yra bet dėl ko konkrečiai, kad kaip tas skundas policijai skamba? Kad aš, pavyzdžiui, apšmeižiau, arba ten skatinau susidoroti, arba ten ką, man pareigūnas paskambina, mes pažvengiam, ir to ir viskas pasibaigia. Nes nėra taip, kad aš kalbėdamas savo kanale negalvoju, ką aš kalbu. Aš galvoju, aš kiekvieną žodį apgalvoju, kad tikrai aš nenoriu pykdyti
tų žmonių, kurių net nėra taikinys pykdyti, ne? Arba visuomenės, aš nenoriu sukelti ant kojų, tam tik tai, kad sukelti ant kojų. Tai šitoj vietoje tikrai atsakingai į tai žiūriu, nes vis tiek turinys irgi paremtas konfliktu. Tai vat reikia bandyti jausti tą ribą ir neperžengti jos, o ją labai lengva peržengti. Ne? Jau mes turėję ir garsių žmonių, visuomenininkų, tų aštresnių pasisakymų, kurie paskui persiverčia į kitą pusę. Ir priešas tuo pasinaudoja. Ir cituoja. Tai aš to labai nenorėčiau. Tokio efekto aš nenorėčiau. Todėl pas mane yra labai daug humoro, daug ironijos, daug šypsenos. Nes reikia tai žiūrėti mažiau dramatiškai. Dramatizmo yra be abejo, bet jeigu aš dar aštrinsiu dramatinę situaciją dar dramatiškiau, tai atrodys, kad maras ateina į Lietuvą, nors jis neateina. Tai jie čia pasakoja, kad maras ateina į Lietuvą. Mes pasakojam, kad mūsų šalis yra nuostabi. Ne, man atrodo, ir Vytauto Matulevičiaus ten ir knyga, ir tyrimas parodo, kad viskas su mūsų visuomenė bendrai yra gerai. Aišku, tas procentas yra, kuris galvoja, ir čia labai natūralu, žinai, žmogiška, irgi galvot, kad viskas yra įmanoma išspręsti diplomatiniam priemonėm, ko jūs čia nesusitarėt su ta Rusija, nors aš visada sakau, Trumpas pabandė, Aliaskoje susitiko ir kuom tai baigėsi. Tragiškai susitiko. Būtent. Amerikos kariai tiesi raudoną kilimą, tai aš tas nuotraukas nepamiršiu. Visas tiek tas simbolizmas, tiek galų gale, po to Putino retorika. Aš visada sakau, jūs įvertinkit tai ir čia Europos parlamente mes irgi turim labai daug, kad ten laužo būtų, kad padeginti ten jų pasakytų frazių ir taip toliau debatuose, kurie yra beje vieši. Tiek radikali kairė, tiek radikali dešinė, nors jie atrodytų visiškai skirtingos pusės, bet jie pilnai sutinka. Nustokit padėti Ukrainai ir susitarkit diplomatiniais keliais. Tai va čia tas fiasko, kuris įvyko Aliaskoje, tai bent jau dar vienas argumentas jam parodyti, nes jeigu taip nuosekliai žiūrėti tą Putino retoriką ir tikslus, kuriuos jisai iškėlė, kare, jie nei kiek nepasikeitė. Nė žingsnelio. Ukraina labai daug padarė žingsnių atgal. Ir dėl nestojimo NATO, ir dėl rinkimų surengimo, ir dėl karių to vadinamojo kepo, kiek maksimaliai gali. Labai daug. Ir Zelenskis tikrai daug tų žingsnių. Ir netgi dėl teritorijų ėjo į kalbas, kas jau yra šiaip labai sunku, kiek daug kraujo ir sūnų, ir dukrų žuvo. Tai yra tikrai labai sudėtinga kalba, bet iš tos pusės nėra jokio pokyčio, bet yra tas natūralus toksai, tokio, tai ko jūs čia nesusitarėt? Liktais čia tai būtų paprasta padaryti. Bet aš noriu, žinai, man labai patiko, ką tu ir pasakei ir pradžioj, ir dabar, kad tu pagalvoji, nes man atrodo, labai dažnai ir tie kiti kanalai, jie bando lyg parodyti, kad jūs, čia yra viskas prieš jūs. Ne prieš to kanalo propagandą, bet prieš to žmonės, kurie galimai svarsto. Ir kad jie irgi yra nustumti ir yra padaryti valstybės priešais. Ir yra tokių politikų irgi, ir aš pastebiu ir Lietuvoje tų klaidų, kad labai taip greitai bandoma sukategorizuoti visuomenę, ir aš manau, kad tai yra klaida. Bet kaip tau pačiam atrodo, ar yra galimybių, ir kokios tos turėtų būti priemonės, su kuo platesniu ratu visuomenės kalbėti, nepalikti jų tam tik tokią algoritmę, nes, kad, žinai, tas, kuris žiūri galimai ten Žemaitaitį ir dar ten porą kitų, jam algoritmas greičiausiai Kubiliaus neduos, nebent Kubilius, aišku, naudos labai. Jeigu aš užrašysiu pavardę Žemaitaitis, tai duos. Yra kitriukai. Tai tu manai, yra galimybių atversti ar... Abejojančius yra. Tikrai vienareikšmiškai, tik tai iš savo patirties jau dabar atlaužo kanale, kiek aš, nes aš atėjęs iš televizijos, daręs labai populiarius projektus, kuriuos žiūrėjo visa Lietuva, aš nepratęs nieko daryti savo ir savo draugam. Jeigu mano produkciją žiūri mažai žmonių, man nebeįdomu ir aš to nebedarau. Tai su Ant laužo nutiko taip, kad žiūri ir labai daug žiūri, ir kokia to paslaptis. Jeigu aš būčiau pasakęs, kad žiūrėkit, naujas formatas Ant laužo, mes demaskuosime melą, kalbėsim apie dezinformaciją ir propagandą.
kas būtų? 0. Visiškas 0. Taip. Tada aš sugalvojau, kad turi būti garsų žmonės, kad mes turim kalbėti su humoru. Su humoru, kodėl tai atėjo irgi iš Ukrainos, jie yra man pasakę, kad ko priešiška propaganda... Tai labai geras humoras. Jo, ko priešiška propaganda visiškai nesuvirškina ir nežino, kaip atkirsti atgal, tai yra humoras. Ir tą matomės Ukrainos socialiniuose tinkluose, ne, jie labai tai naudoja ir tai puikiai veikia. Tai man pasisekė ir ačiū labai visiems garsiausiams komikams, kurie mielai ateina į mano kanalą ir mes kartu deginam melą, raustinam turbūt reiktų sakyti, ne? Tai tikrai šita bendruomenė labai įsitraukusi į šitą visą formatą, jiem labai patinka, jos veža irgi. Tai va tokie visokie dalykai leido padaryti formatą populiariu, o su populiarumu tarp eilučių noriu pabrėžti, pasakyti tai, ką aš noriu. Aš nenoriu, aš žinau, kad moralizuoti žmonėm, aiškinti, kaip jie turi gyventi, yra blogai. Nes kaip vaikų darželį, tai atmetimo reakcija yra iš karto. Tai užtat, plus kas aš toks, kad aš mokyčiau žmonės gyventi. Bet parodyti, kokie idiotai dar mūsų gyvena, yra labai sveika. Ir aš galvoju, kad jeigu mes visi atrastumėm tokius raktus, nebūtinai tokius, kokius aš išvardinau, bet tikrai komunikacijoje jie yra jau išrasti, nereikia čia dviračio išradinėti, ir tada mes ir atrastumėm tą žmogų abejojantį, prie jo prieitumėm, bet per kitą formą, per garsenybę, per kažkokį tai vaizdą kitokį, montažo efektus. Yra daug visokių triukų, kaip galima žmogų patraukti į savo pusę, nemoralizuojant, neaiškinant ir ten dar kažkaip. Nes dažnai man atrodo, kodėl dar kilo tas ant laužo kanalas, kai aš mačiau ir stebėjau socialinėje erdvėje tą plintantį visai melą, o atsiranda tik tai laidos kažkokios portaluose už europinius pinigus, pavadintos ten sunkiais tarptautiniais žodžiais, kur sėdi 3, aš ant kūrėjų čia tikrai nenoriu nieko blogo pasakyti, tiesiog sėdi 4 dėdai protingi su šlipsais ir pasakoja ten kažką, ta prasme. Kam mes čia kalbam ir į ką mes orientuojam šitą turinį. Tai jeigu mes kiekvieną suprastumėm, kokiai auditorijai mes kalbam, tai tada ir atsirastų visi šitie dalykai, ką aš prieš tai išvardinau, kaip tą auditoriją, reiškia, pagauti. Dažnai mes neįsivardinam auditorijos. Mums atrodo, aš kalbu visiems, aš būsiu visiems fainas. Taip nebūna. Kiekvienas Virginijus turi savo auditoriją, aš turiu savo auditoriją. Taip mes ją galim plėsti, yra tikslas plėsti, neužsidaryti savam burbulę, bet kad plėsti reikia visokių papildomų triukų, o ne atsisėsti ir protingai postringauti apie gyvenimo prasme. Taip, faina yra papostringauti, bet aš sakyčiau, jeigu jau yra galutinis tikslas palenkti žmogų, irgi turbūt negalima sakyti lenkti, nieko mes čia nelenkiam. Tiesiog mes norim parodyti žmonėm, kad vis tik tiesa yra kitoje mėnulio pusėje. Pasiekti tai, kad tave išgirstų. Taip, pasiekti, kad tave išgirstų. Tai tada galima ir reikia, netgi aš sakyčiau, paimti jau išnaudotus triukus, netgi ir tų pačių priešo propagandistų triukus ir juos panaudoti mūsų labui. Ir tai veikia tikrai. Aš pats tą išbandęs, aš daug dariau visokių posakių, žiūrėjau, kas labiau veža žmonės, kas mažiau veža žmonės, bet, ta prasme, dabar Emilis Jokūbas atėjęs pas mane į kanalą, jis nunešė stogus visiems. Paprastas moroziukas komikas, bet, ir mes viską tarp eilučių susakėm, ką reikėjo. Viską. Tarp kitko, komentarų blogiausių aš sulaukiau po šito epizodo. Todėl, kad Emilio auditorijoje yra daug visokių tokių.
moroziukų pavadinkime. Pasijautė užkabinti. Ir jie pasijautė užkabinti ir jie pradėjo labai taip kažkaip pas mane jau siena pakankamai yra išvalyta. Aš kiekvieną rytą gerdamas kavą ir rūkydamas, tebūnie pasakysiu garsiai, reiškia, kol planus dėliojosi dienos, aš tuo metu blokuoju. Blokuoju, nes tai reiktų žinoti ir žiūrovam. Botai, kompiuterinės programos jūsų paskyrose neturi teisės gyventi, nes jos gali būti perprogramuotos. Ir jeigu jos šiandien kažką parašė, rytoj jos gali pradėti reportinti tavo postą. Tai labai atsargiai su šito dalyku. Tai aš blokuoju. Tai šiuo atveju aš, kaip aš tikrų žmonių neblokuoju. Jeigu jie labai keikėsi arba ten nesugeba sakinio vieno be klaidų parašyti, tai tada aišku užblokuoju. Bet didžiai prasme ne, jau tą nuomonę, sakykime, kokia jinai yra, tegu jinai būna. Bet šiuo atveju su Emiliu tai supuolė tokia armija, sakyčiau, mane net aš nesitikėjau, nes Emilis yra pramoginio turinio žmogus, bet turbūt jo buvimas kariuomeniai, tada, kad Emilis degina ten tos irgi reiškia melus, labai sutrigerino, labai išmušė iš vėžių ir aš tada labai džiaugiausi. Nes tada yra efektas. Kuo daugiau jie rašo blogai, to geriau. Tvarkoj. Tai Emilis, komikai gerai, bet aš manau vis tiek to įdomumo tavo kanalas taip pat sulaukia, kadangi ten yra tos iškarpos ir jūs po to ten juokaujat apie jas, padiskutuojat, pakalbat. Tai ar galėtum išvardinti 3 tavo, nežinau, ar žodis mėgstamiausius tinka, bet sakykime, tokius personažus, kurie dažnai patenka į video, nes dabar jau mes žinom, kad nėra taip, kad Dominikas Kubilius sėdi ten kažko ieško, bet žmonės siunčia ir tu tada jau matai, kad jau jeigu 15 kartą patį atsiunčia, tai jau čia kažkas įdomesnio. Tai turėtum top 3 personažai, kur jau nieko gero nepasikeis ir ten jau stabiliai jie tą tiek priešo propagandą skleidžia, tiek viduje turbūt šiaip žmonėm galvas maišo. Aš kategorijom susakysiu, nesakiau, pradžioje yra ta naudingų idiotų kategorija, tai yra mano favoritas, jinai pati kosmetologė su antakiais tokia labai juokinga, tarp kitko 200 000 sekėjų tik tokią turinti. Čia gal ta, kur su celofanu ten... Jo, ten viena hebra. Bet man čia yra paradoksas, tvarkoj, kai aš, aišku, nesu tiek įsigilinęs, bet kažkiek, kai skleidžia kažką ten kalba, vienas dalykas, bet kai jau prasideda skemas, nes jie ten pradėjo platinti su celofanu kažkokius... Kriptovaliutą, pseudo. Jo, kažkokia ten, tai dar būna tos kriptovaliutos kažkokios labiau sofistikuotos, ten kažkokios iš spausdintuvo atvirukai kažkokie išspausdinti. Ir, man atrodo, čia jau turėtų būti jau raudona, visiškai raudona linija, bet aš suprantu, kad kai kuriems žmonėms tas tinka. Ne, yra labai sudėtingas teisinis kelias. Aš žinau, kad dėl šitų kriptovaliutų žmonės kreipėsi į atitinkamas institucijas nuo reiškia policijos iki netgi azartinių žaidimų priežiūros tarnybos, nes tai prilygsta lošimams. Lošimams todėl, kad jis paskelbė, kad perkantis tos atvirukus laimės Maserati. Jo paties vairuojama. Taip, jo paties Maserati. Žodžiu, tai žmonės protingi. Sugalvojo, kad čia artima lošimam. Žodžiu, tai jisai gavo daug raštų viso ko dėl to, bet nieko tokio realaus neįvyko. Jisai keitė tik tai savo pasakojimo istoriją. Jis pradžioje sakė, kad kriptovaliuta, paskui jisai sakė, kad investavimas, paskui jis pavadino dar kažkaip. Ir reiškia, jį veikia tie skundai. Okay, o jinai tiesiog buvo naudojama kaip tokia influencerė, kuriai turbūt sumokėjo kažkiek. Taip. Arba gal net ir nesumokėjo, sakyčiau. Gali būti ir toks variantas. Tiesiog jinai jaučiasi, kad jinai yra celofano barikadų pusėje. Jinai taip sako, jinai yra barikadų pusėje. Tai jinai jau viską, ką jisai daro, jinai palaiko. Bet čia yra ta naudingų idiotų kategorija, kurie kartais net patys nesupranta, ką daro, dėmesio siekdami.
Tai jinai to yra geriausias pavyzdys, bet jinai yra mano mylimiausia, todėl kad jos būna posūkiai, reiškia, smegenų vingių, tokie visai neprognozuojami. Toks jau visai rock'n'rollas. Nuneša ją labai labai toli. Pavyzdžiui, tai, kad aš vedžiau renginį šlapių marškinėlių konkurse ir priekabiavau prie moters, čia jos yra istorija. Tada jos yra istorija, kokia čia dar įdomesnė buvo, tokių, kur iš labai juokiamės jau reiktų prisiminti. Šiaip tai kiekvieną dieną, ką jinai pasako, būna, nes celofaną kokį nors tu jau gali prognozuoti. Ten nieko naujo, ten daug kas kartojasi, tas pats per tą patį, per tą patį. Vien teistumai. O pas ją yra, jo. Yra stabilus, jeigu karma čia užsidirbi recidivisto statusą, tai nėra, kad jisai dalinamas kažkur. O pas ją būna tokie labai, labai, labai posūkiai, blemba, gaila, neatsimenu konkretaus, nes tikrai labai daug. Tada, aišku, yra celofano kategorija, tai Regelskiai ir visi kiti, manau, mano nuomonė, galimai, jie gauna finansavimą iš šalies, kai celofanas pabėgo į Baltarusiją, tai tapo jau akivaizdu. Man įdomu labai, kad jis pabėgo tuo pat metu kaip ir Latvijos toksai vienas politikas irgi, ir jie ten tuo pat metu tokį prieglobstį sulaukia, tokie labai panašų labai įdomu. Ir prieš tai tas ten Edikas ar koks ten pabėgęs irgi jų ten. Plus pas celofaną aš pats esu atradęs kelis kartus, kai jis deda visiškai rusišką tekstą vienas prie vieno, tik tai lietuviškų vertimų. Vienas prie vieno. Buvo čia tai toks, gal tu pats... Paraštuką? Jo, tokia, jo. Čia gal tu neužfiksavęs, buvo paleista Antis, bet čia daugiau rusų auditorijai, tai gal mūsų jinai nepasklido, tik celofanas jie perpasakojo, kad iš Zoknių oro uosto amerikiečių buvo paleisti dronai į Rusijos teritoriją, Pskovo miestą. Buvo. Ir jau celofanas... Čia Latvijoje labai šitas ėjo, nes jie ten... Ir rusai labai ėjo, rusų propaganda, kad Latvijai davė sutikimą iš teritorijos leisti ir ten labai aš mačiau. Tai celofanas perėmė pavadindamas tai Lietuva. Bet lygiai tą pačią istoriją. Jis citavo generolus rusų ten kažkokius, kurie yra... Aš įdėjau jo tekstą į Google ir Google'as man išmetė rusiškus straipsnius. Žodis prie žodžio. Tai nepasivargino keisti. Ne, visiškai, nes kam? Kodėl? Tai va čia yra tada yra visa gudrioji kategorija, tai Furmanavičiai, Klivečkos, Janutienė jau netie gudri, tai va tie man yra baisus, nes jie, baisus, kuria prasme, jie gudrus, nes jie tiesiai nekala. Jie turi tokį dvigubą dugną. Jie per aplinkui, jie eina, jie ką nors pasakys blogo apie Žemaitaitį. Tada daug blogo apie kitus. Ten toks laviravimas, tą galima labai pastebėti, labai panašus stilius yra pas liūdnai pagarsėjusio Uspaskicho žmoną Facebooko sienoje. Tobulai šiaip sudėliota, teisiškai neprisiknisi, sklinda kalbos, kad net ne jinai pati rašo, bet nesvarbu, visiškai, nes ten tokios paklodės ilgos, su citatom, analizėm, kuo tik nori. Tai va jie yra nemalonus, ta prasme, kad aš esu girdėjęs visai iš normalių išsilavinusių žmonių, o kodėl tu kimbi prie Klivečkos. Tai va, man sunkiau yra šitoj vietoj, nes tiesiogiai apkaltinti melus, kaip prieš tai, reiškia, minėti, ten celofanas, kosmetologija, ten net aiškinti nereikia ir taip viskas aišku, tai šitoj vietoj yra viskas sofistikuočiau žymiai. Ten yra toksai stilius abejonės kurstyti. Mes girdėjom, aš pats turėjau čia su jais tokių įdomių istorijų, kadangi
čia buvo prasisukęs ale toksai gandas, čia kažkokia asociacija parašė skundą, kurį, skundą bet kas ant bet ko gali parašyti. Tai be abejo. Bet jie tą jau išsuko ir bandė parodyti, kad čia vyksta būktai kažkoks tai tyrimas prieš mane. Jo. Ir aišku, ilgą laiką aš galvojau, kad, čia, žinai, ta mirus katė ir niekas jos netampys čia, bet žiūriu, tampo pirmin atgal, čia vis vienur, kitur, ten Povilas Gilys parašo, aš jau pradedu atkreipdėmėsi. Tada, aišku, labai daug jie naudojo to galimai. Taip. Kol galiausiai vienu metu, kai čia įvyko tie pokyčiai partijoje ir aš užėmiau tas laikino pirmininko, jie ten skyrė porą savaičių analizuoti mane ir tada jau ten pašnekėjo jau be galimai, kad jau tikrai viską žino. Tai tada, aišku, tas suteikė man galimybę jau kreiptis į prokuratūrą ir į policiją. Tai tuomet, kai jau buvo pradėtas tyrimus, jie tada jau patikrino faktus ir atsiprašė. Bet tas stilius yra toksai, visada toksai apspjausimo, po to žiūrėsim, ar limpa. Ir dar ne visai tiesiogiai apspjausim. Taip, nuolat toksai, žinai, ir viskuo tu gali abejoti. Ir labiausiai, aišku, abejojama yra valstybė pačia. Taip. Kad, čia lygtais būktais yra kažkas kažkur kažką organizuoja. Žinok, tas mane labiausiai turbūt ir piktina. Žinai, jeigu mes čia žaistumėm kiekvieną savo smėlio dėžiai, tebūnie. Savo burbuluose mes čia, kažkaip čia pezalus ir pezam. Bet kai tai liečia valstybė iš principo, ką jie visi bando užkabinti, visi, iš visų kategorijų mano išvardintų, tai tas mane labiausiai glumina. Jie nori primiktinai parodyti, kad mes blogai gyvenam. Jie nori primiktinai parodyti, kaip Janutė, nes mačiau vaizdelį. Jinai vaikšto su savo to stiku. Dabar čia jos neatskiriamas draugas. Selfie stikas, tas telefonas. Palangoj, kažkokiam kvartale prabangiam prie, prabangesnių namų, pasakykim. Gal vidutinio jie prabangumo, gal nežinau. Kažkokie tokie namai kaip namai. Ir jinai pasakoja istoriją su to selfie stiku, kad čia stovėjo anksčiau nemokamos vaikų stovyklos. Ir čia dabar gyvena turtuoliai iš valdžios, kurie uždarė, nugriovė. Nors aš taip pat esu, nesu iš Klaipėdos, bet mano senelis Klaipėdė, žinau tą rajoną ir žinau, kur buvo tos stovyklos. Jos tikrai ne ten buvo, bet nesmė. Čia esmė ta sovietinė jaunystės nostalgija. Kaip viską išvogė, kaip viską ten... Ir tas yra nesunku Lietuvoje padaryti, nes tas laimės indeksas, kuris pasirodo ir kad ten mūsų jaunimas, pavyzdžiui, laimingiausias pasaulyje, bet jeigu tu pasižiūri į vyresnio amžiaus žmonės, tai yra vieni labiausiai nelaimingų pasaulyje ir reiškia tą laimę kažkur mes pametam pamečiui, bet vienas iš tų dalykų irgi yra susijęs, aišku, visuomet smagu atsiminti jaunystę ir kaip viskas buvo gerai ir romantizuoti turbūt, nes galva ištrina tą blogį, kas buvo Sovietų Sąjungoje, galbūt kažkur tu neužsikabinai už to gyvenimo. Bet kaip paskutinį jau pabaigiant, kaip tu manai, kur jų yra motyvacija? Ar jie jaučiasi kažkur tai už brūkšnio, neįvertinti toj visuomeniai? Ar jie turi to kažkokio pykčio valstybei? Kas juos motyvuoja šioje vietoje? Kaip tu manai? Yra toks bendras apibrėžimas, ką aš savo esu pasakęs. Didžiąją dalim, 70-80% jų yra nevykėliai. Tiesiai šviesiai, jie yra nevykėliai. Galbūt jie buvo kažkada tai vykėliai, bet juos pamiršo. Kaip ten Orlauskas ir visi kiti. Jie nespėjo paskui traukinį tam tikrų momentų. Gal jie būtų spėję ir šitos visos, aš vadinčiau tai asmeninė drama, mes nematytumėm. Nes tai yra asmeninė drama, tikrai. Žmogus turėjęs didelę auditoriją, jos netenka, nes į jo vietą ateina kiti, naujesni, gabesni, jaunesni, su naujesnėm madom ir su visais kitais dalykais. Ir tada tu, kadangi esi pratęs prie dėmesio ir prie jo didelio, tu ieškai, kur užsikabinti. Ir tu užsikabini. Ir visi šitie nevykėliai, jie ir yra. Krivickas, Janutienė, Orlauskas, Klibečka. Ta prasme, jie visi yra kažkada tai šiaip jau
visai gerbiami žmonės su gerom karjerom ir su gerom gyvenimo istorijom. Bet kažkurioje vietoje įvyko lūžiai ir jų vietą užėmė kiti. Ir jie tada atrado save tokioje nišoje ir dabar jie kovoja prieš sistemą. Fainai, tegu kovoja, viskas yra gerai, bet prašau nemeluoti. Gerai, tai aš manau, kad labai, labai geras prašymas. Manau, kad su šituo prašymu ir priartėjom prie pabaigos. Aš esu iš tiesų labai dėkingas už paties vizitą ir galimybę rasti to laiko, nes paties vizitas labai intensyvus, vos porą dienų, bet rasti laiko ateiti. Na ir toliau stebėsim, žiūrėsim. Aš tikiuosi, kad ir europiniai mechanizmai atsiras. Yra visuomet labai sunku mums, politikam, reglamentuoti tokius dalykus, nes tai yra visada ta slidi riba. Taip, tarp žodžio laisvės jinai tikrai yra. Ir jinai yra be galo sudėtinga ir dėl to man visuomet norisi tos didesnės pačių technologijų galbūt atsakomybės. Vėlgi, matymo galbūt, kad ir žmonės gebėtų atskirti. Man patiko tavo mintis dėl to mygtuko, kad žmogus bent jau suprastų ką jisai skaito. Bet aš manau, kad mes irgi gyvenam laikotarpiu, kur statymai yra visai kiti. Jeigu mes 10-15 metų atgal dar turėjom tokią prabangą diskutuoti, čia hihi haha, kaip čia kas veikia ar neveikia, propaganda, čia ne propaganda. Šiandien, matydami, kas vyksta Ukrainoje ir kartu besidžiaugdamas tą dabar tokia Ukrainos ir sėkme, to persilaužimų, aš kartu suprantu, kad Rusija irgi kels statymus ir agresyvės ir aišku, bandys maskuoti tas savo nesėkmes. Ir tos hibridinės atakos ir ta propaganda, jinai tik tai didės. Ir kovoti, jau viskas, jau tais kibirais, kuriais mes čia gesinom ir smėliukų jau bus nebeįmanoma. Tai ką, ačiū labai ir sėkmingo likusio vizito Briuselyje. Ačiū labai.